Tik iš lapų grūtas kažkokias ventiliacijos. Gal ruso, gal ne ruso, neįsivaizduoju. Bet biški metalas per storas, kad būtų ne karinis. Ir nežinau, spalvos, dažų ar grunto spalvos nematau iš tikrųjų. Sunku pasakyti. What the fuck? Čia mechanizmas. Kaip ir raudonas gruntas. Kažkaip taip. Pasirodo, toj sodyboj Pantera buvo A modifikacijos. Šiek tiek ankstesnio varianto pagal tuos tvirtinimus. Papildomą ekrano apsauginimą galima spręsti. Ir netoli nuneštos variklio ventiliacijos žaliuzės. Čia bokštelis toj vietoj. Čia priekis, variklis. Čia tos žaliuzės. Po jos čia po grotom. Tai kažkaip taip. Kad A modifikacijos tokios žaliuzės tai jau 100%. O G, nežinau, negaliu pasakyti. Dar viena dalis į Panterą įsideda. Tokia, sakyčiau, nematyta, reta dalis. Normaliam stovi. Metalas tvirtas. Žiema buvo įdomi. Čia va, peršokus griovį, žodžiu, akmenų krūvoj, ta ventiliacija, tik tai toks klausimas, kažkaip tai labai gerai išsilaikius, detalė nedeformuota, kada ją spėjo išimti, išardyti vietiniai, čia tas visas veiksmas kaime. Tai taip išeina, kad prieš paskutinį sprogimą lemiamą, ten gal ją norėjo utilizuoti, tai prieš tą sprogimą išėmė, išardė, išlupo tas grotas, kažkam tai parvilko, norėjo panaudoti. Nežinau, ar buvo panaudoti, neaišku.